ten mano namai. Einu tamsoj sutikti ryto, kol neišbrėško. Ir einu ne viena. Gera būti kartu. Dabar tokie mano rytai. Ne kava, ne sąmišis, ne cigaretė po cigaretės, kad galėčiau pradėti dieną. O kelionė į tikruosius savo namus. Ilgai sugebėjau be jų gyventi, o jie laukia manęs. Tik mano širdį jiems nebuvo vietos. Garbiname tave, švenčiausiasis viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose tavo bažnyčiose, visame pasaulyje, ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį, išgelbėk nuo kraujo bausmės mane Dieve, o mano vaduotojau Dieve. Prie naujos dienos slenksčio, kartu su broliais ir seserimis, atėjau pagarbinti viešpaties. Žinau, keista iš mano lūpų girdėti šiuos žodžius. Daugelį metų gyvenau kitaip, bet dabar esu čia ir mokausi, kūrėjui dėkoti už gyvastį ir viltį. Suteik mums jėgų priimti kiekvieną sutiktą žmogų, suteik mums jėgų mylėti ir atleisti. Būk su mumis viešpatie. Padėk mums, Jėzau, padėk mums mūsų silpnume, mūsų ribotume, mūsų netikėjime, mūsų abejonėse, mūsų abejingume, mūsų šaltume. Padėk mums, Jėzau, uždek mus ugnimi, nauja ugnimi, meilės ugnimi. Aistra, uždek mus, Jėzau, kad mes su aistra ieškotume tavęs, su aistra mylėtume tave. Neleisk mums likti abejingiems tau, Jėzau. Ateik ir keisk mūsų širdis, keisk mūsų veidus, keisk mūsų dvasią. Prieš 6 metų atvažiavau Pakūton. Buvau merdinti moteris. Moteris, kurios esybė pritvinkusi sielvarto. Jis persmelkė mane, įsigėrė mano veidą, akis, žvilgsnį. Buvau beviltė žmogista. Pakūtoje gimiau antrą kartą. Čia pasirodo dar Paulius. Tikriausiai manai bus, taip? Manai? Taip. Per daug kažko. Kažko per daug. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame tau viešpatie už gyvenimą, už tas dovanas, kurias šiandien valgom iš tavo malonės. Per geradarių dosnumą viešpatie visą tai būna šventa ir suvalgyti tavo garbei. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ir ateito visiems. Ačiū. Ačiū.
Jeigu paskui trūks, nu, dabar netrūks. 3 pranciškonai - brolis Gediminas, brolis Karlo, brolis Paulius ir 2 vienuolės - Jolita ir Virginija, kasdien dalinasi meilę ir duoną su tais, kurie pabuvojo pačiame gyvenimo dugne. Nelengvas pasirinkimas - padėti kitam. Susirinkom iš įvairiausių Lietuvos vietovių. Svetimi žmonės. Žaizdoti ir atšiaurus, jautrus ir negailestingi. Bet trokštantis tikrumo, trokštantis ištrūkti iš priklausomybės gniaužtų. Pakūtoje mokomės išgirsti vienas kitą. Stengiamės pažinti ir pamilti save tokius, kokie esame. Kiekvieną rytą bandome suvokti savo jausmus ir juos išsakyti. Jaučiu bendrystę, džiaugsmą. Pailsėjusi, rami. Kažko labai tuščio. Toks jausmai yra dabar kaip bendrystė. Viduje yra tokia ramybė. Kažkokia tokia truputį nerimo. Ilgesys. Tiek. Sutrikęs. Net pažįstu. Ką mes čia šiandien turim? 17 jau, ne? Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turės tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų: keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui, kas iš tų žodžių. Suteik man ramybės, susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti. Geros dienos. Čia? Nu, prašau. Čia. Brolis Paulius, pakūto žmogus. Prieš 13 metų pirmą kartą atvyko į tą tylos ir ramybės žemę. Čia su broliais pranciškonais pastatė pirmąjį statinį iš molio ir mėšlo. Molinuką pastatė, bet nei gyventi, nei melstis, nei gamtos grožių gerėtis neteko. Nes brolio Pauliaus dar laukė noviciatas Amerikoje, kunigystės mokslai Italijoje, Kryžiaus kalno ir Kauno vienuolynai. Ir tik 2 metai, kai jis sugrįžo. Sugrįžo, kad būtų su tais, kuriems taip reikia pagalbos. Praleisk. Žmogus ateina ir atrodo nieko pradžioje, čia nieko ypatingo, netgi nuobodu. Ir po kiek laiko, praeina kažkiek tai laiko, jisai pradeda jausti, kažkas verčiasi jo gyvenime, ateina atgaila, ateina troškimas gyventi ir tai yra nepaaiškinama, taip kaip su meilė. Faktiškai galim sakyti taip, pakutvinai yra vieta, kur Dievo meilė įslenka taip tyliai, taip nepastebimai, jinai tiesiog užvaldo tave pavergia. Ir tu nesupranti, kas tave daros, tu paprasčiausiai jauti, tavo gyvenime atėjo pavasaris.